principas neatspindi teisingą finansavimą. Skirimas pinigų vienam vaikui tai iš tikrųjų neišsprendžia visų mokyklos problemų. Tai yra neigiamai atsiliepia ugdymo planui. Negalima pilnai visas valandas panaudoti pagal ugdymo planą, reikia siaurėti. Tai yra neformalus ugdymas nukenčia, trūkumas tų pinigų, kadangi neatneša tas krepšelis tiek tų pinigų. Aš jau nekalbu apie mokytojų darbo užmokestį, apie tos koeficientus, kad jie dirba minimaliais koeficientais, būtent dėl to trūkumo. Ir dar vienas dalykas, būtent dėl tos migracijos mokinių, kad mokinys gali šantažuoti mokyklą, mokytoją, kad jis išeis, tas krepšelis paskui iškeliaus. Direktoriai įsikabinę laikosi tų mokinių, krepšelių. Už tai taip ir gavosi. Bet kokie incidentai, problemas mokykloje į rolę slėpiami. Nenorima prarasti mokinių. Tiksliau, nenorima prarasti finansavimą. Tai būtent pagimdė dabartiniu metu, kad yra mokyklos iš tikrųjų padidėjusi agresija ir tarpusavį, ir mokytojų atžvilgiu, aišku, tai persikelia ir iš šeimų, ir iš šeimas. Visas tas smurtas būtent pagimdė tokią mūsų metodiką, kad vaikas viską gali. Jis yra įkainuotas pinigais. O tai būtent klaidingas posėdis. Mūsų siūlymas ir yra dabartiniu metu, mes dirbame darbo grupėje, mūsų profsąjungas būtent siūlymo ir buvo dėl finansavimo principų pakeitimo to modelio yra, kad būtų tikslinis valstybės finansavimas, nors dabar yra tikslinis finansavimas, bet tikrai nemokinio krepšelis, kad finansavimas būtų skirtas klasių komplektui, nes išėjęs vienam ant dviem mokiniam, klasė nesubyra, jinai lieka. O mūsų valdininkai padarė taip, išėjo keli vaikai, pinigų trūksta, reikia stambinti klases, tai tuo pačiu sumažėja ugdymo valandų, taip pat sumažėja pasirinkimas, sumažėja ir atlyginimai mokytojams. Tai va čia yra žalinga tokia praktika. Tai bus ne mokinio krepšelis, o visos klasės krepšelis. Taip, mes planuojame taip, kad pagal komplektus, būtent ir būtų, kad sutaupytas lėšas būtų paliktas būtent toje mokykloje, nes iš tikrųjų pagal įstatymą visų asignavimo valdytojas yra mokyklos vadovas. Tai būtent, kad mokyklos vadovas suderinęs su mokyklos taryba, su darbuotojų atstovais, galėtų administruoti visas šitas lėšas ir panaudoti iš tikrųjų ten, kur reikia, kad jiem nebūtų griežtai reglamentuota, kad tu turėjo knygom tiek, pažintinė veiklai tiek, mokytojo kvalifikacija tiek ir panašiai. Viską realiai žiūrėti, koks yra poreikis, kam iš tikrųjų reikia. Ačiū Jums, tai Jūsų nuomonės norėčiau. Apie mokinio krepšelį. Kažkada krepšelis suvaidinęs gelbėjimosi rato vaidmenį tapo akmeniu po kaklu mokyklos reformų metu. Nes vadovaujantis šito krepšeliu ir uždarinėjimus mokyklos kaip nerentabilius, kaip neturinčios, finansavimo, naudojama tam, kad kuo didinti mokinių skaičių, tom pačiu mažėja ir ugdymo kokybė. Dideliuose miestuose mokinių skaičius yra virš apie 30, atsirado gudrių mokyklų, kuriuose reikia 36 sugebėjo, didesnėse miestuose vienoje klasėje sutalpinti greitai tapom klasėm kolūkiais. Deja, tas per krizę krepšelį sumažėjo per 700 litų. Ačiū mūsų buvusiam premjerui. Šitą ir tų pinigų iš tikrųjų mokinio neužtenka. Kažkada rašiau straipsnį dialogę, kas iš tos krepšelio, kokios pelės, Surskiai ir Mauzeriai velka pinigus. O pinigus velka visi, kas netinka. Žinokite, yra taip vadinamas, 6 procentai, kurias perskirsto. Tai gauna ir kažkada buvusios savivaldybių finansuojamos ir psichologinės tarnybos, ir metodiniai visokie tenai, kaip sakoma, kvalifikavimo centrai, ir kitos organizacijos, bet nepadidinus to pačio krepšelio. Man labai patiko, kada prasidėjo mokyklų, išorės auditas. Ir man neįtikinėjo ministerijoje, ekonomistė, kad pridėjo kiekvienam mokiniui 3 litus 80 centų. Nu, bet, kaip sakau, yra krepšelis 3,30, taip ir yra. Nu, nėra 3,13, 80. Jūs nieko nesuprantat, iš sutaupytų pridėmų. Kur sutaupytus atimat visus iki siūlo galo. Ir vėl aš klausiu, nu, kur jūs pridėjot, kur tie 3 litai 80. Bet atsiimti šitą specialiai sukurtą organizaciją, kad partijos bičiuliai turėtų kur dirbti, reiškia atsimokėti nuo kiekvieną kapeikėlę.
Taigi iš tikrųjų, ko tik tai nori. Jeigu pasižiūri, mes mokomės būti tais, reiškia, ekskursijų vadovais. Ateina kažkokia firma, nori tų pinigėlių. Mes pastoviai rengiami mokyklose esantys sesutė neturi teisės suteikti medicininės pagalbos, bet mokytojas pirmą pagalbą turi. Tai kasmet moko mus kažkokią medicinos įstaigą, reiškia būti tais pagalbos teikėjais. Vėl pinigėlių nori. Nu kas netingi, tas ir tos pinigėlius velka. Visokios technologijos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tam vadinamam R koeficientui, tai yra mokykloms, kurios trūksta pinigėlių, tam belieka keli centai. Ir kaip taisyklė, atėjus metų galų, juos paima ministerija, nušvilpia ir atiduoda muitininkam, teisėjam, dar kam nors tos pinigus. Ir vėl mes sėdime, kaip sakoma, prie suskilusios geldos. O vat mokyklas uždarinėjant, krepšelis vaidino patį pagrindinį vaidmenį. Nes būtent nėra to krepšelio, mokykla, reikia ją, nuostolinga, ją reikia uždaryti. Iš tikrųjų, ir jūsų Kruopių, reiškia, ir visų kitų, ir, reiškia, jeigu ta savivaldybė neturi nugarkaulį, neatsispiria, nesugeba atsispirti tam spaudimui, tai vadinamajam. Jau kažkada reikėjo, aš su Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariais. Ir reikėdavo į metus kartą atsistojus švietimo skyriaus vedėjui pasigirti, kiek mokyklų uždarė. Ir aš atsimenu, vieną kartą pasigirdu iš salės balsas toksai, tai mes nesuprantama, čia girtis ar čia verkti reikia. Tavai iš tikrųjų mums reikia verkti, pradėti. Nes, pavyzdžiui, kaip tavo nesakė Balikonytė, greitai mes į savo kraštą žiūrėsim kaip į rūstaujantį. Ir klausim, kieno vardą tari, kai meldies. Nes, reiškia, šitoks požiūris mūsų į savo vaikus, į savo mokyklą tikrai nieko negelbsti. O šitas krepšelis iš kokios kitos valstybės buvo nukopijuotas ir pritaikytas Lietuvai, gal žinot? Čia buvo iš Azijos šalių, jeigu aš neapsirinku, iš Bangladešo buvo paimtas, reiškia, modelis toksai ir tikrai ne pats geriausias. Mes visada kažką tai pasiėmam svetimą, visiškai nesusimastydami, ar tai tiks mūsų kultūrai, mūsų identitetui, iš viso mūsų bendruomenėje. Ir tas krepšelis dabartiniu metu, iš tikrųjų, tai yra pagrindinis svertas, pertvarkant mokyklas, kaip Ramūnas ir sakė, pavyzdžiui, trūkumas tų lėšų, verčia uždaryti mokyklas, bet aš norėčiau pažymėti, kad savivaldybė turi teisę, jeigu trūksta mokinio krepšelio lėšų, prisidėti savom ir išlaikyti tą mokyklą, tik reikia noro. Paprasčiausia noro. O jeigu dar atsiranda mecenatai, kurie prisideda prie šito finansavimo, tai jokios problemas nėra, teisės aktai leidžia. Bet būtent tokia mokinio krepšelio šito finansavimo sistema leida išvaikyti mokinius. Dabartiniu metu pagal Seimo narės Vaidevutės Margevičienės atliktą tyrimą per 13 000 mokinių iš viso nesimoko. O kas galėtų paneigti, kai yra galbūt ir visi 20 000 yra. Tai dar kartą parodo, kad būtent iš tų uždaromų mokyklų mokinys tikrai nenueina ten, kur valdžia nori. Jis eina ten, kur jis nori. Nes būtent tai leidžia teisės aktai jam. Tėvų jo pasirinkimas yra. O tas krepšelis ir padarė mums tokią meškos paslaugą, kad ačiū Dievui, geriau būtų nedarę nieką. Ačiū Jums. Gerbiamas Ramūnai, gal Jūs už krepšelį esat? Aš jau sakiau, kad aš esu prieš ir aš manau, kad vis tik tais mokyklų būtų mūsų rajone daugiau. Bent jau pradinių ir 8-mečių turėtumėm daugiau, jeigu nebūtų buvę krepšelio. Ačiū Jums. Tai gal turbūt pradėsiu skaityti žiūrovų klausimus ir pirmas klausimas iš Kruopių. Akmenės profsąjunga, ką esate padarę dėl mokyklų išlaikymo kaimo seniūnijose ir šiame rajone? Nu ką padarė. Pirmoje eilėje aš dar nepilnai metai profsąjungos pirmininkas esu. Su plakatais nevaikščiojom, nestovėjom. Reikėtų taip tos 6 žmonės susikviesti. Kartais darbas yra daromas ne vien tik tais garsiai iš tribūnos, ne vien tik tais garsiai per eterį ar spaudą, bet yra dirbama ir per partinės linijas, per kitas linijas, būtent siekiama tai, kad kas liečia konkrečiai Kruopius, tai tikrai nemažai ir pavasarį, ir
Vasarą dirbau tiesiogiai ir su administratoriumi, ir su tarybos nariais, ir su meru. Vyko diskusijos, sakau, kurios nėra apibrėžtos reklamiškai, bet tylus juodas darbas, toksai vadinkim. Ačiū Jums. Dar vienas klausimas. Norit pridurti? Tik tai, kadangi šis klausimas buvo, ką profsąjunga padarė, aš noriu, kad ne tik profsąjunga, bendruomenė taipogi turi didelis galės. Ir jeigu bendruomenės norai būtent yra palaikomi profsąjungos, galima iš tikrųjų daug padaryti. Nes teisės aktai, kaip viešo administravimo įstatymas 7 straipsnis, būtent reglamentuoja, kad būtų sutarimas su bendruomenės su darbuotojų atstovais. Ministras įsakymas 2004 m. spalio 6 dienos dėl metodinių rekomendacijų perkvantant mokyklų tinklą. Yra dar teisės aktai, kur būtent reglamentuoja, kad reikia susitarti. Ir jeigu to nėra, tai reikia siekti bendrom jėgom. O jeigu tik tai vienas į kitą rodo, kas tą padarė, tuomet nelabai bus veiksminga ta tokia taktika. Būtent reikia jungtis ir siekti bendrą tikslą. Ačiū Jums. Taip pat turime klausimą, kada mokytojai bus aprūpinti kanceliarinėmis priemonėmis? Kas galėtų atsakyti? Kanceliarinės priemonės ir dabar pilnai gali būti aprūpinti mokytojai, kadangi mokinio krepšelėje mokymo priemonėm yra skirta atskira eilutė ir kiekvienas direktorius turėtų supažindinti. Šiek tiek ir keistas klausimas, kad mokytojai nežino savo teisės. Čia ir yra didelė problema, kad pareiga žino savo pareigą, o savo teisių nežino mokytojai. Su to susidarim dažnai. Dar aš norėčiau papildyti prie to paties. Nuo rudens reguliariai susitinkam su savivaldybės meru ir esam iškėlę tokį klausimą, kad būtent Akmenės rajonas sutaupė kažkiek tai tų pinigų dėl kompensacijų šildymo ir panašiai dėl bedarbių ar nerandančio darbo išmokų įvairių. Ir vyksta tokios darybos iš tų pinigučių, kad rugsėjo 1 po kažkiek tai litų rajonas pats paremtų profsąjungos narius būtent prieš rugsėjo 1 tom kanceliariniam prekiam įsigyti. Aišku, dar kol kas esam diskusijų stadijoje, bet meras į tai atsižvelgia labai geranoriškai. Ačiū Jums. Taip pat dar vienas klausimas. Kodėl Žemaitijos profsąjunga nepalaikė Zarasų rajono mokytojų? Čia yra netiesa, yra viešas pareiškimas. Mes palaikėm būtent mokytojas, bet ne vadovą, kuris būtent ir įklampina Zarasų mokytojas į tokią avantiūrą, nesugebėjo teisiškai paruošti reikalavimų ir būtent pateikti taip, kaip reikalavimą mūsų įstatymai. Ir šiuo metu yra didelė problema, kad mokytojai nebeatgaus savo pinigų už streiko dienas ir patirs didelį finansinį nuostolį. Tai būtent dėl vieno žmogaus problemų. O viešai mes Zarasų mokytojus palaikėm ir išplatintas pareiškimas, kurį galima perskaityti mūsų tinklapyje Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga lšips.lt. Ačiū Jums. Taip pat po savivaldybės rinkimų politikai dalysi postais ir švietimo ir kultūros klausimus kuruoja žemėtvarkos paskirtas atsakingas asmuo, kuris visiškai nesusijęs su švietimu. Tai kokiu sprendimu galima tikėti susijusiu su švietimu ir iš tokių tarnautojų? Kas pakomentuotų? Aš manyčiau, kad švietimo klausimus iš tikrųjų turėtų spręsti švietimiečiai. Visai neseniai mūsų Mažeikių rajone pasikeitė švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas ir atėjo verslo žmogus ir jisai išplėtė akis ir sako, viešpatie, kaip pas jūs painu. Iš tikrųjų, pas mus yra labai daug įstatymų visiškai kitokių, tai yra specifinis sritis ir manyčiau, žmogus iš žemėtvarkos spręs klausimus pagal žemėtvarkos dėsnius. Pagal augimą tiek, kiek jis lankė mokyklą ir kaip jis lankė. Ir nedaug dievė, jeigu jis nemėgo arba mokytojai arba mokytojai įskriaudė. Tai tada švietimas jam tikrai taps posūnio vietoj. Šitą netikiu, kad aš labai tikrai nededu daug vilčių. Kad šitas žmogus bus tikrai geranoriškas šitą sritį. Čia yra ne tik Akmenės savivaldybės problema. Praktiškai beveik visas šalies savivaldybės
dauguma narių švietimo srityje yra diletantai. Ir būtent dėl to ir kenčia švietimas. Aš drąsiai galiu pasakyti, kad priimdami sprendimas retas kuris iš narių, kuris nėra švietimo specialistas, nors ir būdamas kas nors galbūt sąsajų turėjo, pasižiūrėtų į įstatymus, kurie reglamentuoja jų priimamus sprendimus. Tai yra švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, tinklo pertvarkas, mokyklų tinklo kūrimas taisyklės, tą patį viešąjį administravimą įstatymą. Jie nesusipažinę, bet sprendimus priima. Dažniausiai priima sprendimus pasitikėdami švietimo skyrių specialistais pateiktom rekomendacijom. Bet dažnai tos rekomendacijas būna ne visiškai teisingas, dažnai šališkas ir turi politinį atspalvį. Jie vykdo paprasčiausiai tą užsakymą, kokią jam duoda politinė valdžia. Ir pavyzdžiui, mano nuomonė, tai iš tikrųjų švietimą turėtų administruoti, kaip ir anksčiau, švietimo ir mokslo ministerija. Savivaldybės turėtų rūpintis aplinką mokyklų. Kol to nebus, tol bus iš tikrųjų problemos. Čia ne tik mano yra nuomonė, aš bendrauju su daug žmonių ir būtent iš mokslo srities žmonės susijęs su pedagogika, profesoriai, mokslo daktarai, būtent tokias patos nuomonės laikosi, kad būtent kol savivaldybės administruos švietimą, tol mes ir turėsim didelį betvarkį. O kaip jūs, gerbiamas Ramūnai, tai pakomentuotumėt? Nežinau, man tai iš viso yra keista, kai žmogus, bendrai aš apskritai turiu omeny, būdamas nespecialistas, imasi vadovauti sričiai. Ir manau, kad kiekvienoje srityje turėtų dirbti savo srities specialistai. O tai yra išrinkti į tarybos narius ar panašiai. Ir tarybos narių yra švietimiečiai.